Investavimas į startuolius. Nuo pirmųjų feilų iki vienaragio. Ko gero tik vienas žingsnis. Galbūt, o gal ir ne. Sveiki, aš esu Evaldas Venskutonis, esu šio podcast'o vedėjas, tai yra podcastų ciklas 31 minutė su Ilja. Ir šiandien mes kalbėsime apie startuolius ir manau viskas, ką mes spėsime pakalbėti per tą pusvalanduką, per tą 31 minutę, tikrai suteiks jums daug vertės. Dar kartelį, labas Ilja. Labas. Ir aš žinau, kad tu startuolių industrijoje esi jau seniai, tu pats kažkada buvai startuolis. Tikrai taip. Ir dabar jau toks tikrai nesi. Ir aš irgi buvau prieš 13 metų, prieš 12 metų buvau startuolis, kaip ir su kitame epizode minėjęs. Ir žinau, kad esi pats tikriausiai ar esi investavęs į kažkurį startuolių Lietuvos? Ne tik tai esu, bet kalbame dešimtis. Tai tarp 30-40 būtų toksai teisingas skaičius. Jau yra, manyčiau, daug kaip investuotojų turėti. Tikrai taip. Deja, čia ta iš veiklų, kur įstatymai labai riboja viešųjų pinigų talpinimus startuolius. Čia laikoma labai rizikinga ir kažkadaise prieš tai kalbėjome apie turto klases, apie pelningumą, grąžą, volatilumą, rizikingumą. Tai va startuoliuose terminas rizika yra kaip tik pagristas ir tikrasis, nes statistika rodo, kad iš 20 startuolių, jeigu porą. Vienas iš 10 grubiai šnekam. Kažkas tokio, jo tampa pelningi apskritai jau gerai, kad taps vienaragiu ar kažkokiai labai didelių, tai tikrai kalbame. Investuotojas sako, turi portfeliuką valdyti apie 20 startuolių, kad nors kiek labiau patikimai nors vienas iš tikrųjų gražintų. Gera žinia, kad jau grąžos ten nebeskaičiuojamas, ten 10, 20, 30%, ten kartais ir 10 tūkstančių kartų, kartais ir daugiau. Tai grąžos yra labai aukštos, bet yra specifika. Tai faktas. O jeigu taip trumpai apibrėžiant, nes galbūt ne visi mūsų žiūrovai gali žinoti, kas yra tas startuolis, nes, atrodo, pirmas toks terminas. Labai geras klausimas, nes šiaip įdomi žinia, kad nėra enciklopedinio vieno apibrėžimo, kas yra startuolis ir kiek man teko girdėti, nežinau, gal 1000 kartų įvairiausiuose kontekstuose, tai ir taiko reikšmę pakankamai skirtinga. Nusistovėjo tas terminas, kad tai yra labiau technologinis negu netechnologinis, kuriam labiau toksai prognozuojamas eksponentinis augimas, o ne linėjinis, kuriam galioja, kai tai neseniai atsiradusi kompanija, kuri faktas, kad yra šiek tiek mažiau uždirba negu dabartinė kompanija, plečiasi, greitai auga ir panašiai. Pradedanti technologinė, greitai auganti kompanija su unikorno ar 10 kartų unikorno potencialu, priimta tiesiog terminologijai vadinti tą startuoliu, nes jeigu ten pradedi su visa pagarba ten kokią nors ten gėlių pardavimo verslą ar dar kažko, tai tiesiog nebelaiko tai startuoliu. Neturi to tokio potencialo didelio. Galime gilintis, kodėl labiau nusistovėjo. Čia daugelis ekspertų sieja su to, kad vienas iš požymių startuolių tai yra išorinis finansavimas, nes tik tai su išoriniu tu gali greitai auginti. Vėlgi, savarankiškai augantis verslas dažniausiai bus labai lėtai augantis, tai jau nebetinka to greičio augimo startuolių. Kad išoriniai pinigai automatiškai pririša prie finansavimo, to kaip rizikos kapitalas, angelų investicijos ir panašiai. Rizikos kapitalas automatiškai pririša prie tam tikro grąžos ir rizikos santykio, nes vėlgi, jeigu aš investuoju ten savo pagrindę netgi ne pinigus, o laiką, tai aš noriu ne šiaip grąžos, noriu fantastiškos grąžos, kitaip pat galiu Apple investuoti ir nieko nedaryti ir gauti tą grąžą ir panašiai. Vėlgi, tas pats rizikos kapitalo pats modelis veikimo yra orientuotas į klasikinį modelį, kur tu valdai pinigus ir juos investuoji, turi tą carry, turi tą valdymo mokestį ir panašiai. Čia vėlgi labai daug susijusių dalykų, kodėl būtent toks nusistovėjęs startuolio modelis prilipo pasaulį. Priminsiu, kad ir Facebookas, ir Google'as, ir tas pats Microsoft'as, ir visos žinomos tech kompanijos iš esmės kažkadaise buvo startuoliai, tai drąsiai galima teigti, kad prilipo. Dar daugiau pasakysiu, įvardinsiu 10 top pasaulio korporacijų top. Ne viena iš jų nebus klasikinė korporacija, visi bus praėję tą startuolio kelią, tai įdomi įžvalga, kodėl ne IBM, ne Mercedesai keičia pasaulį, o būtent startuoliai.
Tai va, bet čia galim ilgai diskutuoti. Startuolis iš esmės labiau siejamas ir su technologiniu pagrindu, tai yra technologinė kompanija. Dažniausiai taip, nes vėlgi tas labai aukštas rizikos ir gražos santykis privalomųjų dalis, kitaip pinigų formulė neveikia, bet tu gali tokį santykį užtikrinti tik tai iš esmės per technologijas, nes vėlgi su visa pagarba ten viešbučiai, benzino kolonėlė, kitiem verslam, negali ten benzino kolonėlė tada ir ten 10 000 kartų išaukti per metus, nebūna taip. Vien fiziška statyba užtenka. Nebent turėtų labai gerus investuotojus. Tai vėlgi, tai va tiesiog taip, žinote, kaip fizikoje yra elektrono padėtis stabili ir nestabili. Ir visos padėtis gravituoja link stabilių modelių. Tai, sakysime, pasaulyje įrodyta, kad tas startuolio technologinių modelis su visais jo požymiais, su augimu, technologinė prigimtim, stipriu išoriniu investavimu ir panašiai, jisai prilipo. Jisai tapo tokia kaip modelis, galingas. Vėlgi priminsiu, kad visos šio metinės pasaulio didžiausios korporacijos yra praėję tą startuolio modelį. Tai dėl to startuolis laikomas fenomenu. Jisai turi savo požymį, vėlgi vienas iš tokių gal liūdnų, gal šiaip paprastam žmogui praktiškai beviltiškai investuoti į startuolį. Nes vėlgi ta pati ten korporacija kaip Apple ar Tesla, tu gali banką prisijungti, nupirkti akciją, startuolio akciją negali nupirkti. Tai kalbame, kad labai ribotas yra priėjimas, vėlgi būtent aš jau paminėjau rizikos kapitalai, nes tai būna, jeigu ten stambesnis investuotojas esi. Tai Lietuvos masto stambesnis, kalbame 100 000 eurų, tai tikrai ne pavieniai tūkstančiai arba ne dešimtis netgi. Tai tada gali pradėti tą angelinę veiklą, reikalauja pakankamai daug įsitraukimo, specifikos, kompetencijos, įsitraukimų ten ir panašiai, bet vėlgi truputėlį liūdnoka, kad šiuo metu nėra tokių, bent jau Lietuvoje, instrumentų investuoti eiliniam žmogui į startuolį. O kaip, kokios sumos gali individas pradėti investuoti ir kokios gali būti rizikos to? Vėlgi, ką tik apie tai truputėlį kalbėjome, kad jeigu kalbame apie tokį, tai vadinamą retail investiciją, tai yra, kuris ten operuoja labiau, jeigu Lietuvos mastu ten 10 000, rečiau gal 100 000, ne milijonais gal, tai iš esmės labai apribotos galimybės, toksai gal greičiausias kelias, iš esmės yra arba yra angelų klubai, yra angelinės investicijos, tai tiesiog domėtis kaip angelas, tada tampa beveik full-time job, nes iš esmės tu tiek pat dirbi, kiek ir pinigų duodi. Iš kitos pusės, vienas iš galimų variantų tai yra sindikuota investicija, kai iš esmės tu prisiplaki prie kitų pinigų, taip vėlgi tie sindikatai yra toksai dažnas modeliukas, vadinamas yra sindikato lydas, tai yra investuotojas, kuris arba institucinis, tai yra rizikos kapitalo fondas ar panašiai, kuris žino, ką daro, tada sudaromos pūlas, visiems sąlygos suvienodinamos ir aš žinau, kad gerai, aš gal aktyviai nesuprantu ir aktyviai nedalyvauju, bet mano pinigai sujungti su tokiais pat pinigais to, kuris supranta. Statistika rodo, jeigu kažkas įmirkia savo pinigus, tai tada tikėtina, kad pasirūpins visų investicijų pūlų. Jo, tai čia saugumo grinai valdymas yra apie tai, kad jeigu aš sujungiu savo pinigai su panašių angelų, bet būtinai turiu kažkokį taip vadinamą lydą, tai kuris supranta, ką daro, geriausia, kad tai būtų ne pirma, ne 10 investicija, tai tada tai yra toksai saugiausias tarpinis variantas, bet, vėlgi, man truputėlį liūdna, tai sieju visų pirma su, aišku, ten labai griežtom reguliacijom, kur ten praktiškai draudžia viską, tai dėja, bet individui tiesiog, noriu patekti į Facebooką, iki kol jis yra Facebookas, beviltiška, nori ten tą patį ChatGPT investuoti, priminsiu šiuo metu OpenAI nėra listinguojama kompanija, skirtingai nuo Microsofto negali nueiti į banką ir nupirkti gabaliuką OpenAI, nors ir kad ir kaip besinorėtų, tai tie keliukai kabutėse rezervuoti arba rizikos kapitalai, arba tikrai labai stambus individai. Gerai, o į kokias startuolių sritis investuoja Ilja? Jo, tai irgi labai geras klausimas, nes paskutiniu metu faktas, kad pradeda dėl mane dominti ne tiek ekonominės, kiek socialinės projekcijos. Nes vėlgi, man norisi tikėti, startuolio sritis yra labiau šiuo metu, gal vadinčiau šiek tiek hobiu, labiau negu full-time job, bet faktas, kad jeigu tu darai kažką, norisi naudos pasauliui ne tik tai ekonominės gražos, tai tokios sritis kaip, tarkime, ten blockchain decentralizacija. Mane labai žavė, tikrai turiu investicijų toje srityje. Vienu metu tikiu ekonomiką, bet tuo pačiu tikiu tą socialinę projekciją, kad apskritai mes jau kalbėjome vienoje laidoje apie tai, kad
kad valstybės struktūros, nėra pačios efektyviausios, kurios gali sugalvoti žmonija, ypač šiais laikais, ypač įtelkus technologijas, tai vat tuo pačiu metu technologijos, kur ir keičia kažkiek pasaulį, man asmeniškai tikrai įdomu. Tai vat iš tų sričių yra be abejo decentralizacija, blockchain, longevity, humanoidai, dirbtinio intelekto. Tai vat tai ką mes čia visai ir kalbam. Taip, bet čia nesutapimas, vėlgi, man įdomu, ką darau, kas įdomu, nesutapimas, tai investuoju ten, apie ką kalbi apie ten, kai investuoju, čia nesutapimas. Okay. Aš matau, kad būtent į tą, ką investuoji, tame matai didžiausią ir potencialą. Augimui, ne tik savo hobio patenkinimui, taip, bet ir augimui, ir pinigų, uždirbimui, ir atpirkimui, viskam. Taip, tikrai taip. Okay. Kaip tu manai, koks regionas arba šalis dominuoja apskritai kiekvienai sričiai startuolio? Lietuva mes žinom, pavyzdžiui, yra tikrai startuolių pasaulyje yra labai stipri. Yra stipresnių, yra Amerika. Taip. Taip, bet yra, kodėl mūsų, pavyzdžiui, tuo metu prieš 13 metų, kai aš buvau pats startuolis, mūsų ta bendruomenė startuoliai, tokia tik atrodė, tik va užsikūrusi, tik ką. Stipresnė negu prieš 13 metų užskaitau. Aš matai, dabar nežinau, kaip yra, nes jau daug metų. Pasaulio kontekste, gerai, galim diskutuoti, vėlgi, kuo matuoti, čia tiesiog tokį linksmą faktą, linksmą paminėsiu. Tu galbūt kažkokius kitokius duomenis turi negu aš. Aš kiek neinsidinius ir pats į startuolius neinvestuoju, bet aš kiek žinau, žmonės kalba, kad Lietuva turi tikrai stiprų stuburą būtent startuolių. Aš tiesiog papasakosiu vieną tokį, man tai komiškas truputėlį faktas pasirodė, bet jisai pakankamai iliustruoja, kodėl kartais galima manyti taip. Tai kalbėjau su vienu universitetu apie ten startuolių ugdymo programas, neminėsiu pavadinimo, nes iš viršaus buvo nuleista ten ir kažkiek biudžetų, ir kažkiek nurodymų, kad mums reikia turėti daugiau startuolių. Gerai, kas yra laikoma startuoliu, vėlgi tokia įpildai ataskaitas, biurokratinės, reikia pažymėti skaičiuką, tas skaičiukas turi kažkokią atspirties tašką, tai yra registruotos kompanijos. Taip. Ja, tai jeigu ten registruotas UAB, ten gaidelis ir ko, tai reiškia, turim naują vieną startuolį. Ir dabar davė pinigų, tos 2,5 tūkstančio eurų, kai yra minimalus steigimo kapitalas, išbarstė ir vos net ten varė studentus, eikite, darykite, registruoti, ką sudarykite, ką veiksite. Niekas niekam neįdomu, tada turime atskaitomybę tiek ten tų 10 ten registruoto naujų UABų, kurie po to liko balasto, nes pagal registrų centrą Lietuvoje yra apie 10 000 negyvų kompanijų, praradę ten vadovą, viską, jokių galų nėra, pagal įstatymus turi prievolę ten bent jau ten kartą į metus atsiskaityti, ataskaitas pateikti balansus, ten nebesurasi nei vadovo, nei buhalterio, nei nieko. Vėlgi Lietuvos įstatymai leidžia pakankamai lengvai registruoti ir praktiškai nėra šansų išregistruoti, nes turi pateikti ten balansus, visą kitą iš registraciją, o jeigu ten buhalteris pabėgęs, pinigų nėra, vadovo nėra, tai kas tą darys? Kažką reikia patraukti į atsakomybę. Nedaro nieko, šiuo metu balastas guli ir viskas. Pavyzdžiui, kokiu Britanijoje, tai jeigu tu nieko nedarai, tai ten po metų įspėja, po metų ištrina tave ir viskas. Ir tiesiog likviduoja kompaniją. Jo, tiesiog už tave. Jeigu niekas nieko nedaro, tai tada tiesiog jinai išnyksta ir viskas. Lietuvoje skirtingai. Tu privalai uždarant kompaniją. Bet anyway, čia atskira istorija. Tiesiog noriu pasakyti, kad visas tas, sakysime, finansavimas transliavosi į nominalių kompanijų sukūrimą, kurie jau netgi ne metų, o mėnesio balasto gulėjo registrų centre, bet universitetas reportavo, mes turime ten X startuolių ir vėlgi tiesiog pastaba, aš tai pripratęs vėlgi visur ieškoti vertės, man norisi, kai reportuoja ten kažkur tai statistiką, mes pirmi ten pagal startuolius nenominalaus, turim ten 300 startuolių ar 3000 startuolių. Kurių iš jų ten pusė negyvų. Jo, man tas nieko nesako, atvirkščiai tai yra darbas dėl darbo, vadinasi Sizifo darbų, ne? Ten buvo bauda Dievo, daryti beprasmišką darbą. Bet jis turėjo tikslų. Jisai turėjo prievolę, gal aš jį pavadinsiu, bet whatever. Tai man norisi darbo vietų, man norisi vertės, pagal, tarkime, nustatyti nepriklausomų investorių, man norisi ten sumokėtų mokesčių, man norisi pajamų pelnų, tokių parametrų nesurasi tuose lentelėse, kur kalbame, kad Lietuva pirmauja. Bet vėlgi, aš čia nenoriu varyti į Lietuvą, aš čia sakyčiau, iškelčiau tą bendrą europinį kontekstą, nesakyčiau, kad apskritai Europą startuolių pasaulyje laikome ypatingai mažai konkurencinga.
Ir tiesiog vėlgi kalbėjo apie įrodymų skaičius, tai vienas toksai netiesioginis, bet labai tikslus ir labai reikšmingas matas, kaip matuojamas startuolio ekosistemas, yra taip vadinami IPO. Nes kiekvieno sėkmingo startuolio iš esmės yra du keliai, arba eiti į biržą listinguotis, arba būti parduotam. Tokie du keliai. IPO tai yra būtent tas momentas, kai nelikvidi arba nekotiruojama kompanija, tas pats OpenAI, ten tampa likvidi, registruojama biržai, nuo to momento jau galima, bet kalbėjome laidos pradžioje, kad prieš tai negalima individui pirkti, kai registruoja biržai, kai tu užpildai visas prievolės, atskaitomybės, išskleidimo, ten visą kitą, tada viskas labai formaliai, oficialiai tave registruoja, tada tu tampi listinguojama, tada bet kas gali tavo akciją pirkti. Tai va tas pirmasis momentas, kai maža kompanija startuolis tampa listinguojama, vadinamas IPO. IPO yra siekis augimo praktiškai bet kokio startuolio, tai yra pelningumas, tai yra grąža investuotojams, tai yra galiausia galėjimas tą popierinę vertę įkūrėjų paversti piniginę vertę, nes kartais gali milijardierium popieriuje, bet fiziškai rankose nieko neturėti, nes vėl kalbėjome vienoje laidoje apie likvidumą, tai kartais gali turėti begalinę vertę, bet nulį likvidumo. Čia atskirą klausimą. Tai va, tai ką aš noriu pasakyti, tas matavimas, kiek visumoj šalis regionas padarė per metus IPO, yra matas, kiek va tų startuolių sulaukia tikrąją vertę. Nes per IPO, kadangi atskleidi viską, pajamas, iki prieš tai neprivalai, po to privalai. Tai tau leidžia pirmą kartą iš tikrųjų tiksliai išoriškai pamatyti ir prikabinti dolerinę ar ten euro vertę prie startuolio. Iki tol nematoma. Bet kai IPO darai, privalomai atskleidžiama, matoma, pamatuojama. Tai pirmas momentas, kai gali kiekybiškai tiksliai įvertinti, o kiek tas startuolis vertas. Priminsiu, kad kartais spaudoje ten atsiranda pranešimai, ten šitas startuolis Amerikoje milijardą vertas, šitas tas. Tai yra tiesiog popieriniai skaičiai. Jie nieko nesako apie tikrąją vertę. Nieko nesako, tai yra tiesiog tokios pat eilės antraštės, kaip sakoma, kad trilijoną ten Tesla prarado ten ar panašiai. Tai vėlgi grįšiu prie to, tai tas visuminis per metus išėjimas į biržą, prikabinimas tikrosios rinkos vertės yra jau aiškus labai rodiklis, kur praktiškai nefeikinamas, jisai tikslus, jisai pamatuojamas, jisai kvantifikuotas skaičiukais. Dėl to labai dažnai naudojamas tiesiog matuoti konkurencingumą regiono. Kiek per metus pas tave startuolio išėjo IPO? Doleriais, ten eurais. Ir pagal tą rodiklį, paskutiniausia mano žiniom, pusė visos pasaulio vertės atitenka vien Amerikai. Tai žodžiais per metus, kiek išeina į biržą. Tai gal ir buvo ta pirmoji valstybė, kuri pradedant nuo tų didžiųjų kompanijų, kurie įkūrė tai technologijos, tikrai taip, kad Silicio slėnis galiausiai yra gimtinė startuolio. Tai nesutapimas, kad vėlgi šita šalis pirmauja, bet vėlgi mes žiūrime, kokį svorį gyventojų, ten prasme Amerika turi nuo viso pasaulio ir kokį svorį, pavyzdžiui, tos naujos vertės. Tai, santykis yra tikrai labai įdomus. Tai va, tai pusė visos vertės per metus pasiima Amerika. Priminsiu, pagal gyventojų kiekį, pagal ten BVP, Amerika, Europa yra palyginami. Ten prieš 40 metų buvome lygus, dabar Amerika gerokai aplenkė, bet vis dar, tos pačios, bet jau sakoma, eilės. Tai va, tai pusė Ameriko, Azija kartu su Kinija apie trečdalį, Europa turi 13%. Visas likęs pasaulis dalinasi likutį. Tai va, čia yra objektyvus skaičius, jau su kuriuo negali ginčytis. Tai va, jeigu taip hipotetiškai įsivaizduoti savo tą naują vertę ekonominę, kurią sukuria startuolių ekosistema, kuri galiausia yra projekcija į tą IPO kiekį, tai va, galim sakyti, kad pusė yra Amerikoje, Europoje yra 13%, vėlgi proporcingai gyventojų, proporcingai ekonomikai galima matyti labai didelį atotrūkį. Kitais žodžiais, dėja, bet Europa nėra labai jau startuolio sritis. Tu užsimeni vis tiek buvo vienaragio terminą. Pirmas dalykas, paaiškink, prašau, kas tai yra. Ir antras dalykas, kaip geriausiai identifikuoti potencialų vienaragį. Tai antrą klausimą disertacijas galima rašyti. Yra belikės spėlionė. Tai norėčiau auksinę žuvelę, kur atsakytų, kuris yra, kuris nėra. Apie pirmą klausimą, tai vienaragis yra hipotetinis irgi terminas, kuris sako, kad jeigu startuolis pasiekia apie milijardą vertės, vėlgi milijardas vertės. Čia tik vertė. Vertė, taip, vertė irgi netiesiogiai rodoma, nes vėlgi nėra būdo
tiesiog iki išėjo į biržą prikabinti tikrąją vertę. Nes biržoje tikrąją vertę nustato savo piniginiam investuotojui. 10 000 investuotojų susitarė, kad vertė ten kompanijos yra X, didelė tikimybė, kad tai yra tikrai taip. Startuolio tiesiog iš oro dažniausiai toksai labai netiesioginis, labai netikslus būdas naudojamas yra per investicijas. Kitais žodžiais, jeigu ten fondas X investuoja startuolį ten 1 milijoną ir perka už tai 10% kompanijos, tai sakoma, tai jeigu 10% milijonas, tai 100% 10 milijonų, reiškia vertė 10 milijonų. Rykliai jau visų žiūrovų. Ir šitą, aš vėlgi praleisiu visą matematiką, kad šiaip tai absurdiškas būdas skaičiuoti vertę, bet vėlgi čia paliksiu beletristikai ir šitą, ir tiesiog pasakysiu, kad o tikslesnio būdo visai nėra. Jo. Šitas yra visiškas spėlėjimas ir oro, nes kartais ten tos sutarties sąlygos gali tą tikrąją vertę arba padidinti, arba sumažinti kartais ženkliai. Bet whatever, čia atskira matematika ir atskira teisė. Tiesiog noriu pasakyti, kad tai yra labai abstrakti, jinai visiškai popierinė, visiškai spekulacinė. Bet vėlgi, kadangi kitokio atspirties taško apskritai neturim, tai susitarė pasaulis, kad tai pritemptai, kad jeigu galima daugmaž per investicijas parodyti tą milijardinę, hipotetinę, teorinę, popierinę vertę, tai tada vadinsim šitą bičias vienaragis. Jo. Tai tiesiog toksai patogus terminas, apvali sumelė. Ir tai pasaulis sutarė. Įsivaizduok, kiekvieną vienaragį, kiekvieną startuolį kuria žmonės, bendruomenė, susitarimo grupė kažkokia. Kokius bruožus privalo turėti tas startuolio įkūrėjas, kad startuolis būtų sėkmingas? Dabar, šiaip gal šiek tiek išlaidysiu tą mitą. Dažniausiai, ypač pirmą kartą startuolius kūrentys įkūrėjai, labai sureikšmina idėją. Pasaulyje atrodo, ten atėjo naktį, ten miegant pabudus, ten idėja, tada rytoj aš ten trilijardierius. Ten yra kažkas tai tokio ir dėl to startuoliai pirmą kartą labai saugo tą idėją. Jeigu idėja verta trilijardo, tai tada aš niekam nepasakysiu, nes palauk. Saugo taip ir turi ir netampa nieko. Jo, taip tai nepadeda. Tai mano, vėlgi, priimkit kaip nuomonę, idėjos vertė yra ne tik tai nulinė, bet minusinė. Nes jinai gali suvalgyti daug laiko, resursų, pastangų, mainais nieko neduoti. Tai antras dalykas, idėjų yra beprotiškai daug, belė kiek daug. Ten tiesiog milijardai idėjų, kurios tiesiog laukia, kad kažkas jas išbandytų. O tikroji vertė yra executionas. Terminas yra investicinis. O tu paimk ir padaryk. Nes jeigu aš sugalvosiu, aš sugalvoju ten teleką, kuris plonas kaip popierius. Kas man duos nors centą už tokią idėją, aš tada tapsiu trilijardierium vien iš idėjų. Bet ne, o tu paimk per laboratorijos tyrimus, padaryk. Tada atsiranda vertė. Tai imk ir padaryk, o nesugalvok yra esmė. Čia priimkit kaip nuomonę. Bet execution, tai yra įvykdymą, gyvendinimą daro kas? Tai dabar prieiname prie to, kad apskritai, jeigu ir čia pirmasis filtras, kur, tarkime, ten, jeigu gaunu informaciją apie startuolį, tai pirmas filtras, kurį praeinu, tai aš žiūriu, ar labiau individas, žiūri ir vertina idėją arba execution. Komanda, grubiai šnekant. Šiaip įdomus pastebėjimas, kad dabar toksai, savotiškas irgi barjeras startuolių pasaulyje, kad dabar labai laukiama vieno žmogaus unikorno. O tokio nėra dar? Dar nėra, vieno žmogaus nėra, kaip pats minėjai, komanda, kolektyvas ir panašiai, bet tezė yra, kad iš esmės šiais laikais dirbtinis intelektas duoda visus instrumentus, kad tau nereikėtų netgi antro žmogaus, užtenka vieno. Ir irgi viena iš tezių yra, kad dabar silpniausia grandis bet kokiam vystyme yra grandis žmogus. Susitarimas, emocijos, ego, ten ką tik tai nori. Tai kai modeliuoja tobulą ekonominį vienetą ateities, sako, žinote, iš to modelio reikia tiesiog panaikinti bet kokią žmogus grandį, tada lieka tik tai žmogus ir dirbtinis intelektas grandinės ir tada gaunasi, kad kiekvienas žmogus, dabar tokie yra mikro tokie gal vieno žmogaus kūrėjai, galima sakyti influenceriai, nes tai irgi yra tikras verslas. Yra.
Bet tai ir jau yra influenceriai, kurie jau ten šiaip, matosi tas unikorno keliukas influencerių individo. Lietuvoje gal sunku, nes, pas mus rinka kalbame apie pasaulio faktas. Yeah. Tai va, tiesiog noriu grįžti, kad prie tavo pradinio testo, tai va, jeigu žmogus sureikšmina labai idėją, labai dažnai ateina, sako, aš iš karto vertas 10 milijonų, nes mano idėja stebuklingai neveda prie trilijardo, tai, taip jau ir tiek to jau parduosim jau ten 10% už milijoną, nusileisiu šiek tiek. Tai, kad gausit po to potencialų trilijonų. Jo, tai jums geras dylas, va, tai tada, va, čia aš labiau truputėlį ironizuoju, aš suprantu, bet skamba gerai. Jo, nes žmogui taip lengva save įtikinti, kad jisai va, toksai stebuklingas, vertingas ir ta idėja yra viskas, va taip lengva to patikėti ir jau viskas ten mintimis jau tapti ten trilijonieriam, tik tai beliekas. Nes jis labiausiai mato, kad man duos šitas investuotojas milijoną, pasamdysiu žmonės, jie padarys mano idėją ten ir panašiai, tai va, ta momentaliai netgi 5 minutės pokalbė nebesinori, jeigu toksai požiūris. Tai va, ženkliai sudėtingesnis kelias suvokimas, kad ne idėja yra verta, ne idėja yra belekiek ir beleko, bet tu paimk padaryk. Tai va čia pradedu skaldyti tokias 2 savybės. Viena yra tolerancija rizikai. Tolerancija rizikai yra suvokimas, kad tai yra tiesiog 1 iš 10 šansų, kad tau pasiseks, nesvarbu, kaip tau beatrodytų, kas tai bus. O antras tiesiog banaliai pasirengimas investuoti savęs į savo pačią idėją ar pačios idėją. Tu tą matai kaip didžiausia rizika. Nes va, tipinis pokalbis, tarkim, jeigu ten pirmas barjeras, kad žmogus suvokia, kad tai yra, ne per 3 mėnesius tapsi trilijardierių vien dėl to, kad idėja stebuklinga, o tai yra kruopštus darbas, tada pasakai, kai įsivaizduok, tarkime, ten, whatever, kol kas nėra dar nei manęs, nei investuotojo, nieko kito, ar tu pats savo esi pasiruošęs 2 metukus be atlyginimo dirbti ten garaže ir ten kažkur tai, be jokio atlygio, kai tau vėlgi ten, jeigu turi žmoną, visada sako, surask real job ten ir panašiai, nes reikia mokėti už butą, už būstą ir panašiai, ir full-timinti 2 metukus su nuliniu grąža. Nes jokie verslai, ypatingai retas pradeda ten atsipirkti, generuoti grąžą, galėti tau išmokėti atlyginimą, tai kalbame apie ten metai 2, 3, 4. Taip nėra, kad va, ten po mėnesio viskas gerai prasme sprogo ir galiu mokėti. Taip nėra. Tai va, kai žmogus tą vidinį testą tokį paklausė, blemba, ar aš pakankamai tikiu tą idėją, kad investuoti savo 2 metukus gyvenimo, kad pabandyti ją realizuoti, banaliai, ar aš galiu tau leisti, nes startuolimams yra prabanga tam tikrą prasme. Tu nedirbi real job. Vėlgi, gali ten kažkiek tai derinti, kalbėjau apie rybinius atvejus, jo, ten būna tokių startuolių tame tarpe sėkmingų, ten half-time, ten 5 metukų ir 10 metukų. Bet šiais laikais pasaulis negailestingas, jeigu tu neatsiduodi 110%, kažkas atsiduoda. Ir jeigu kažkas atsiduoda, o tu ne, statistika ne tavo naudai. Kodėl aš kaip investuotojas turėčiau tavim patikėti? Ir tu ne. Bet labai irgi palieti teisingą klausimą kaip investuotojas, tai bet koks investuotojas žiūri taip vadinamą parametrą, vadinasi skin in the game. Okay. Jo, kitais žodžiais, be pigų ateiti ir pasakyti, duok milijoną, praloši tu, laimėsime kartu. Nes mano idėja tai stebuklinga, tu sakai, ką tu įdedi, tai mano idėja. Tas negroja, sorry. Tai va, tai, bet vėlgi suvokia, kad ten tu dedi tą milijoną, bet žmogus, tam ir atėjo, nes neturi pinigų, tai be abejo, tu negali fiziškai reikalauti, kad tu irgi įdėk milijoną, tada aš jaučiuosi saugiai, bet kaip minimum, kad ar turi pamatyti kaip investuotojas arba jau įdėtą darbą, parodo, vėlgi, ar tai būtų programėlė, ar tai būtų kažkokį galbūt. Pasakai, okay, ir sako, žiūrėk, aš čia jau 2 metus ten full-timinau, padarant šitą, vėlgi kaip investuotojas, aš sugebėsiu atskirti, kur įdėti 2 metai darbo ir kur neįdėti. Aš ne dėstytojas, kuriem įskaita praslysta naktį prieš pasiruošiant. Sorry, nes čia mano pinigai, man rūpi žvelgti toliau negu tiesiog graži prezentacija. Tai va, tai arba žmogus tikrai nuoširdžiai pasiruošęs įdėti, tai man tai yra iš vienos pusės labai rimtas idėjiškumo testas, jeigu tikrai atvirom akim supranti, gali pasiruošęs planelį, kaip 2 metus savo laiko investuoti į savo verslą, man įrodymas, kad žmogus galiausiai tiki idėją, o ne šiaip savo loterijos bilietų, kad traukiu, vėlgi pasiseks kartu, nepasiseks tau, iš esmės. Pakeliu aš dar uždirbsiu, nes iš to milijono dar savo atlyginimą mokėsiu.
Tai čia ne investicija, čia yra samdymas. Tai tiesiog noriu pasakyti. Antras dalykas, vėlgi, kaip investuotojai, vėlgi suprantančiam, kad labai dažnai tu nieko nesupranti tam startuolį, nes vėlgi velnės detalėse tu gali ten gal aukštam lygmenį suprasti, kas sritis teisinga, produktas gal teisingas, bet be abejo tos detalės, tu negyveni to startuolio, tu nesigilini kiekvieną smulkmeną, bet jeigu aš žinau, kad jeigu nepasiseks, tai įkūrėjas praras 2 metus full time, reikšmingą praradimą ir tikroji skin in the game, tai tada man negaila prarasti savo pinigų, nes aš žinau, kad jo kartu pabandymo čia yra žaidimo taisyklės, pasiseks, nepasiseks, bet man tai yra įrodymai. Ir va čia antrasis testas, ar žmogus pats supranta, nori, linkęs investuoti savęs, savo laiko. Ir jeigu motyvacija žmogaus yra teisinga, tiesiog pasakysiu, kad jau tada idėja tampa praktiškai mažai svarbi, nes aš žinau, kad teisingai motyvuotas žmogus ir blogą idėją išveš. Pakeis galiausiai ten po mėnesio pasakys. Būtent executionas, jeigu pasakys, ne, sorry, ten žalio produktų rinkai pasirodo nereikia, bet raudonoje reikia, nes kaip tik per tą mėnesį supratau, tai jeigu reikia pakeisti, ir tarp kitko irgi terminas startuolių pivotas. Tai yra kaip ties keitimas, priminsiu, kad tokius įdomiausius pivotus darė ta pati Nokia, ten nuo padangų iki mobilių telefonų, dabar juokavome atgal į padangas. Ar ten kas ten bebūtų, bet šitą svarstyklės ten daro dabar, ten vonios ten, kur užeini. Čia apie Nokia. Jo, apie Nokia kalbą. Nieko apie jas dabar nežinau. Aš beje tavo pasakymą, prieš irgi daug metų buvau vienam tavo mokymuose kažkokios ir tu minėjai, kad idėją galima pakeisti, komandos nelabai pakeisi dėl to, kad tik komanda gali išvežti tą projektą, jeigu jie tiki ir panašiai, netgi vieną komandos narį galima pakeisti, bet jeigu yra tas lyderis, kuris veža visą esmę, visą brandulį, tai jisai tada išveš ir pačią idėją ir pasieks taip, kaip pasiekė Zuckerbergas, Gatesas, Bezosas ir visi kiti. Tai tas darbas, įsitraukimas, motyvacija, sakyčiau, ženkliai aukščiau stovi negu idėja. Ir tuo pačiu dar, ko gero, paskutinis klausimas, kad tu kaip investuotojas vertini potencialius startuolius, potencialius galbūt netgi vienaragius, nes tu vis tiek tiki. Tu tą darai? Aš kitaip pasakysiu, jeigu startuolis neturi šansų vienaragio, tikrai man neįdomu. Tai tavęs ten nėra. Bet aš noriu pabaigti savo klausimą. Ką labiau, tu daug kalbėjai iš vidinės pusės, kaip tu pajauti, ar ne? Bet ar visgi tu dedi daugiau dėmesio į duomenis, informaciją, į statistiką, vertindamas startuolį, ar tu labiausiai kliaujasi savo intuiciją, vidiniu savimi? Ne, aš iš tos serijos, kurie laikosi nuomonės, kad data beats opinion. Okay. Tai yra čia šiek tiek jau milimetrų toliau gal negu tiesiog žmogus motyvacija, tai yra faktas, kad toliau turi įdirbis, produktas, o kaip tai veikia pačiupinėti, kaip tai vartotojai. Bet faktas, kad yra kertiniai statistiniai duomenys, ten pavyzdžiui, nesvarbu, kad tu pardavai gal 100 vienetų savo ten prekės. Tu gali labai kruopščiai išanalizuoti ten, kiek Facebook'o skelbimėlių, ten kiek procentų buvo paspausta, o tai reiškia, kaip rezonuoja tavo ten mintis, produktas, pozicionavimas, kaina ir panašiai, kiek paspaudė, kiek nupirko, kiek po to antrą kartą grįžo nupirko. Tai yra, sakysime, tokių duomenų rinkinukas, kiekvienam gal tipui startuolių jie yra kitokie, bet kurie apibūdina tą ankstyvąją sėkmę. Nes vėlgi aš sakau visada, kad virusas ne tada pasisekęs, kai pusę pasaulio pandemija nuklojo, kai jau laboratorijoje matosi, kad jo plitimo santykis yra toksai, kad tik tai laiko klausimas, kad pusę pasaulio paklos. Tai tą plitimo santykį, reproduction ratio, biologiškai kalbant, tu gali nustatyti dar laboratorijai. Ir tie milimetriukai, nesvarbu, kad yra tik tai ten 30 vartotojų ar 50 vartotojų tos eilės, tu jau gali matyti tuos skaičiukus, datą, kaip reaguoja, kaip paspaudžia, kaip vartojasi, kaip grįžta ten ir panašiai. Tai tuos sumodeliavus, tada tu gali jau pasakyti, okei, čia yra DNA labiau viruso, ar čia yra, smėliukas, jisai nieko pasaulyje nepakeis, nes nieko nekabina, niekam neįdomas, niekas jo nenori. Tai skaičiukai. Bet čia jau šiek tiek vėliau, nes tam, kad atsirastų skaičiukai, tai turi būti padarytas kažkas, tai tas vadinamas irgi terminas startuolių MVP, minimum viable product. Tai kažkas, tai kažkas, tai jau turi būti motyvuotas žmogus, kuris greičiausiai investavęs tikrai
pastangą, nes šiais laikais minimaliai priimtinas kriterijus jau yra pakankamai aukštas. Jau yra pakankamai aukštas, tu negali va tiesiog ten per dieną, kartais atsiranda žinutės, kad per hackathoną kažką pavyko padaryti, bet šiais laikais vartotojas neatlaidus, jeigu nemato tos tikrai aukštos kokybės, kurios nepasieksi, ten va, tiesiog atmestinai ten kažką padaręs. Tai vartotojas tiesiog savo piniginę balsus prieš, negrįžimų, ten bounce rate, ten ar kažko tai balsus prieš, jokių šansų neturi. Tai va, tai ta grandinė turi susiklostyti iki kol tu turi prieimą prie tų skaičiukų. Višta ar kiaušinis, ar ne? Visada. Ar čia geriau, ar prieš tai, bet vienas su kitu yra susiję ir panašiai. Ir ačiū tau labai už tavo įžvalgas, jos yra be galo vertingos, ypač tiem jauniem, arba nebūtinai jauniem, bet tiem veržliem žmonėm, kurie galbūt žiūri šį podcastą, šį epizodą ir galvoja, aš esu apie startupą, ar ne, galbūt man surezonavo tos mintys ir panašiai, pasimkite tai, kas jums yra svarbu. Ir noriu paprašyti, vėlgi, yra komentarų skiltis šiame podcaste, tai yra YouTube kanale po šiuo mūsų konkrečiai epizodu, parašykite, kas konkrečiai jums lemia tikrojo startuolio sėkmę. Arba jeigu norit dėl kažko pabendrauti su Ilja, nes galbūt jaučiat tą patį turinį, pabandykit susisiekti ir pabandykit savo sėkmę. Galbūt jūs esate būsimasis Lietuvos vienaragis. Aš esu Evaldas Venskutonis, šio podcast'o vedėjas ir kalbamės podcast'ų cikle 31 minutė su Ilja. Iki kitų kartų. Ačiū ir iki.